Antras uždavinys – duotas apskritimas, kurio centras koordinačių pradžios taškas O. Spindulio ilgis lygus 1. Nu tai viskas iki šitos informacijos reiškia, kad šitas apskritimas yra vienetinis. Tai reiškia, kad į kurią pusę mes benueitumėm, visur jo spindulys yra lygus 1. Na, toliau yra duota informacija, kad reikia pažymėti tašką A, kurio koordinatas yra 1 ir 0. Tai čia jisai duotas, jau yra pažymėtas. Atkarpa OA pasukta apie koordinačių pradžios tašką kampu alfa, pernėja į atkarpą OB. Taško B koordinatės nurodytos brėžinyje, kuri iš šių žemiau pateiktų lygybių yra teisinga. Na tai mūsų čia klausė sinuso, tangento, sinuso arba kosinuso, žodžiu, kam jis bus lygus. Na, ir šiaip iš karto jau galima pasakyti, koks būtų atsakymas. Na, bet dabar apie B koordinatės, taip. Tai pasižiūrim, pirmiausia, ar teisingas teiginys yra štai šis. Sako, kad sinusas alfa, šio kampo sinusas yra šaknis iš 3 dalinti iš 2. Na, taip ir yra, nes sinusas yra tas pats, kas y. Gal netgi paaiškinsiu, kodėl. Jeigu mes turime vienetinį apskritimą, ar ne, ir turime kokią nors alfą, na tai suprantame, kad jeigu nubraižę statmenį, ar ne, gal net ne į tą pusę pažymėsiu, o į štai šią pusę pažymėsiu statų kampą, tai mesgi suprantam, kad šis atstumas sutampa su x koordinatėmis šio taško, čia kažkoks x ir kažkoks y, ar ne? O aukštis visą laiką sutampa su y, nes, na, aukščiai aišku, kad nurodys kažkoks tai y, taip? Na, tai jeigu mes žinome, kad čia yra vienetinis apskritimas, tai vadinasi, ižambinė šito trikampio irgi yra vienam lygu. Na ir apskaičiuokime, pavyzdžiui, sinusą šito kampo. Tai sinus alfa turėtų būti šita kraštinė padalinta iš ižambinės, kuri lygu vienam. Tai prašykime, kad y padalinta iš 1. Na, bet tas vienas buvo nebuvo, tiesiog y, taip? Tai iš to išplaukia, kad sinusas yra lygu y. Na ir atitinkamai galim pažiūrėti, kas bus su kosinusu alfos, taip? Kosinusas alfa sako, kad reikia imti santykį, vadinasi statinio esančio šalia kampo, tai reiškia alfa ir dalinti iš ižambinės, tai ižambinė vėl lygi 1. Na tai vėl tas vienetas nieko neduoda, tai mes sakom, kad turime kosinusas, aš ne tai norėjau parašyti, kad yra tas pats, kas x, taip? Nu tai va, tai išplaukia kas? Kad pas mus sinusas yra tas pats, kas y. Čia parašau sin, šitą jau galiu nubraukti y, o x yra tas pats, kas kosinusas, taip? Na tai va, tai mes, jeigu čia dabar turime kažkokį tai B kampą, matom, kad jo y yra šaknis iš 3 padalinti iš 2, vadinasi, to kampo sinusas ir bus lygus šitam santykiu. Tai šitas atsakymas yra teisingas. Na, o galim pažiūrėti, ar tangentas alfos nėra teisingas, taip? Na, tai šiaip tangentas alfa tai yra santykis sinuso iš kosinuso. Tangentas alfos gaunasi, kad yra sinusas iš alfos, kosinusas iš alfos, bet tiem, kuriem nežino, aš galiu tada parodyti net ir per brėžinį, kodėl taip gaunasi. Na, tai jeigu nusibraižytumėm čia vėlgi statmenį, taip, tai mes turėtumėm šį atstumą lygų 1/2, o šitas statinis būtų, jau sutinkam, kad 3 šaknis iš 2, taip. Na, o tangentas alfos, tarkim, čia kokia būtų, ar ne, tai būtų šaknis iš 3 iš 2 dalinti iš šalia esančio statinio, tai iš 1/2. Na, bet atsimenam, kad reikia dalybą verstis daugybą. Tai būtų 2/1. Na ir būtų atsakymas 2 šaknis iš 3 padalinti iš 2. Dabar atsakymas pirmas dalykas netoks, bet ir čia ir mano atsakymas nėra visiškai teisingas, nes mes ne šitos alfos ieškojame, mes ieškojame šitos. Na, bet jeigu mes kalbėtumėm dabar apie tą mano pradinį piešinį vienetinio apskritimą, taip, taigi tangentas alfos būtų štai šią kraštinę, šią statinį dalinti iš greta esančio statinio. Tai ir iš čia ir išeina ta lygybė, kad tangentas bus tas pats, kas sinusas
alfos dalinti iš kosinuso alfos. Na, bet jeigu mes dabar, ir kad truputėlį čia dabar viską nutrinsiu, jeigu mes žinome, kad šita vadinasi sinusas alfos yra lygus šitam dydžiui. Kosinusas tuo tarpu, dar nekalbėjom apie tai alfos. Čia būtų lygus minus 1/2, taip? Tai pritaikę šitą taisyklę mes sakytumėm, kad šaknį iš 3 padalinti iš 2 reikėtų dalinti iš minus 1/2. Na tai ką mes matom, kad čia mūsų tangentas būtinai turi būti su minusu, kas šiaip yra paminėta, bet iki galo patikrinkim. Tai vėlgi šaknis iš 3 padalinti iš 2 dauginam dabar jau, apverčiame trupmeną aukštyn kojomis bus 2, čia bus 1. Na ir nepamirškime, kad minusiukas dar turi būti priekyje. Oi. Kai tik surasiu, kur aš čia esu. Va, radau. Tarp gausybę savo užrašų radau. Sakiau, kad minusą reikia nepamesti. Tai čia turėtų būti lygu ir minusas, taip? Nu tai va, ir gaunasi iš to, kad tiesiog šaknis iš 3 gaunasi. Kodėl? Dėl to, kad dvejetas ir dvejetas išsiprasna. Ir būtų minus šaknis iš 3. O mes tokios sąlygos atsakymų neturim. Čia gaunasi nesąmoningas. Na, kodėl sinusas minus 1/2 negali būti, kaip ir paaiškinau. Sinusas sutampa su y koordinatėmis. O kosinusas vėlgi čia neteisingai yra duotas. Kosinusas ir sutampa su minus 1/2. Tai vėlgi dėl to nėra atsakymas. Tai vienintelis teisingas atsakymas yra pats pirmasis, kad sinusas alfos yra lygus šakniai iš 3 padalinti iš 2. Kviečiu registruotis pamokai per Calendly, daugiau video Contribui bei Patreon platformose, na, visa informacija yra saldžiosšaknys.com.